Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Sveiki, Kotryna, mano dukrytė Laura ir vyras Milvydas. Sveiki. Prašau, pusės. Dukrytė prie manęs. Prie manęs. Atstok nuo vaiką. Taisykit, kaip jums patogiau. Ką šiandien pas mane atėjote? Nu kaip, dėl savo mergaitės atėjom, nes santykiai buvo... Nesąmonė iš viso čia. Mes prie jūs prieisime? Palauk, Kuksel, leis mamai pasakyti. Žodžiu, viskas buvo gerai mūsų santykiuose, mūsų šeimoj ir mes kalbėdavomės ir aš nesuprantu, kas pasidarė. Viskas buvo taip pat. Aš viską dariau taip pat ir jūs įsivaizduojat, vieną dieną prasidėjo pataiva. Jinai išmoko pamokų negrįžta, jinai su draugiam būna, cigarečių radau, alkoholio kuprinį radau, 13 metų. Mano mergaitė 13 metų, jinai tokias įsąmonės daro. Ir viskas, ir su mamau nebesišneka, jau matot, mamos nebereikia. Nu, žodžiu, tai atėjom dėl mūsų mergaitės. Vertinote šią situaciją? Ką žinau, su to vaiku viskas normaliai yra. Kas normaliai? Ką tu vadini normaliai iš viso? Kas yra, ko tu kabinėjasi iš viso? Kas kabini... Atsiprašau, norėčiau, kad šnekėtumėte po vieną. Aš atsiprašau labai, bet aš negaliu. Nu, kai sako normaliai šeimoje, tai kas čia normaliai? Kas yra su manim, tai normaliai bendrauji. Normaliai. Gerai, nesvarbu. Dėl to aš sakau, kad čia nesąmonė. Pasiklausk jos, nu. Norėčiau, kad šiek tiek grįžtumėt prie jūsų ir vis dėlto atsakykite klausimą, kaip jūs vertinate šią situaciją. Nu, ką žinau, nu, amžius toksai, nu, kas eikliūna, aš nesuprantu. Nemūk normaliai bendrauti su vaiku, nu ir gaunas paskui tokias nesąmonės jai. Aš nemoku bendrauti. O ką tu darai mūsų šeimoj? Aš nemoku bendrauti. Aš ir sėdžiu su vaiku ir bendrauju ir visko, ką tu darai. Bet jinai nenori su tavimi bendrauti. Tik tau taip atrodo, kad vaikui mamos nereikia. Pasiklausk vaiką. Pasiklausk dabar. Minėjote, jog ši situacija ir atėjimas į konsultaciją atrodo nesąmonė. Gal galėtum pasakyti, kodėl? Dausam nieks jau nepadės. Problema nėra manyje, yra joje. Jinai kontroliuoja viską. Aš pavėluoju 10 minučių grįžus namo, viskas, iškart didžiausia problema. Aš su ja nenoriu kažkiek laiko praleis, vėl problema. Aš noriu su savo draugais būti. Man 13 metų, aš suaugęs jau žmogus. Aš galiu nuspręsti, kas man yra geriausia. Bet aš nieko negaliu nuspręsti, kai gyvenu pas ją namuose. Jūs matot, ką mano vaikas šneka? Jinai prieš mėnesį dar buvo mano maža mergaitė. Aš jau nesu maža. Esi maža, tau dar 13 metų. Ir nedrįstų man sakyti, kad tu esi savarankiška. Kol tu gyveni su manim ir tėvu, tol tu būsi priklausoma nuo mūsų. Ar aiškiai pasakiau? Dėl to nenori su tavim bendrauti vaikas. Galėtumėt po vieną paaiškinti, kas čia dabar vyksta? Tai kad vaikui jau atsibodo tą kontrolę, nu, tu nebuvai jauna, tu nebuvai maža, kas yra. Iš viso patylėk alkoholikė, gerai? Šeimos žodžio šeimą pasižiūrėk. Į mano šeimą? Kas mano šeimoje blogai? Kas tau blogai? Tavo tėvas pas kitą išėję. Ai, mano tėvas pasikeičiau. Tai dabar jau šitą nori lyst. Mano tėvas išėjo, tai kodėl jisai išėjo, ką? Nes nesirūpina tavo motina. Nes jinai darbą turėjo, jinai šeimą visą išlaikė. Tai darbas ir svarbiausias buvo gyvenime. O kas tau gyvenime svarbu? Butelį pakilnot svarbu, ką? Atsiprašau, Kotryna, norėčiau jūsų pasiteirauti, kokia buvo jūsų šeima? Pasakok. Paprasta ta mūsų šeima buvo, kas moteris dirbo, vyras išgerinėjo, galų gale moteris mūsų šeimą išlaikė. Mano mama buvo tas žmogus, kuris išlaikė šeimą. Tėtis išėjo pas kitą, nes jam gal dėmesio trūko, aš nežinau, ko jam šeimoje pritrūko. Ten liučiu visai šeimai dėmesio trūko, mūsų močiutė ir dabar dar su mumis pagrindę nebendrauja daugiau nieko, tarsi tik darbas galvoju. Tai kaip jūs suprantu, jūsų mama su tėčiu nelabai sutarė, taip? Grynai kaip tėvas, grynai. Negalėčiau pasakyti, kad nesutariau, bet šiltų santykių mūsų šeimoje irgi nebuvo. Tai va.
tokia ta mano šeima. Nelabai čia yra ir ką pasakoti apie tą šeimą. Pavydėjai tu. Ko aš pavydėjau? Ko pavydėjau? Sesiai savo. Tai, kaip suprantu, jūs turite brolio ir seserų, taip? Turiu sesę. Turėjau gal sesę, nežinau, nebendravome su ja. Nu, jinai su mama labai gerai bendravo. Mama ją visą dėmesį kreipdavo, aš buvau ta niekam nereikalinga šeimoje. Nu, normali šeima, normali šeima. O gal galėtumėte jūs papasakoti apie savo šeimą? Pas mane šeimoje viskas gerai buvo. Visi labai sutarė ir jokių nebuvo, kad kažkas nebendrauja su kažkuo, santykiai, kad šalti. Nėra to buvę iš vis. O iš ko alkoholizmą paveldėjai, ką? Ar tik ne iš savo tėtuko? Dėja, mano tėvas nealkoholiavo. Ir aš nealkoholikas. Ne alkoholikas. Pasakykit jūs man, terapeutė, nealkoholikas sako, ar ne? Grįžti namo, ką iš karto? Jeigu ne kažką stipriau, alaus atsidarai. Jeigu ne alaus, tada išeini su draugais į barą. 3 kartus per savaitę mažiausiai būna prisigėręs, net namo būna negrįžta. Tai ar čia ne alkoholikas? Jūs man kaip specialistė galite atsakyti? Čia ne alkoholizmas? Aš manau, jūs galite paklausti to savo vyro. Nu, ne alkoholizmas čia? O tai ką man namie sėdėti reikia, kai tu bumbiu pastoviai? Tai gal bumbu dėl to? Tai gal bumbu dėl to, kad yra reikalas bumbėti, manai? Kai. Nu, čia visą laiką tas pats būna, nes čia yra įprastas reiškinys. Aš visiškai suprantu savo tėvą, nes, nu, aš ir pati nenoriu grįžti namo. Nes visą laiką, jeigu tu grįši, yra taisyklės, yra pavadėliai ant tavęs ir viskas turbūt pagal ją, visą laiką pagal ją. Nu, tai man. Pagal mane visą laiką? O tai ne. Kaip jūs vertinate šią situaciją? Ką žinau, man tai nėra tai problema. Kad, nu, atsigeriu, nu, tai aišku, kas neatsigeria, bet tai, ką žinau, čia nieko blogo nematau. Ir dirbu, ir viską, ir tik tai tiek, kad namie nenoriu sėdėti, nes, ką pasakai, tas blogai būn pastovi. Atsigeriu. Ką ne. Atsigeriu? Kiekvieną dieną? Nu, ne kiekvieną, perdedu. Ką ne kiekvieną, neperdedu. Kiekvieną dieną alaus? Tai alaus ar čia gėrimas? Ar gėrimas? Gėrimas. Bet tai ar aš girts vaikšto, ką? Visko būna. Dukrytė, vaikšto būna, kad vaikšto gatavas. Ir namo būna negrįžta. Būna, o kas nori grįžti namo? Kokie jūsų santykiai su mama? Na kaip tie santykiai, prasme, aš suprantu, kad aš esu vienintelis vaikas, kad jinai nori su manim bendrauti ir tikrai mes vaikystėje labai daug laiko praleisdavom kartu ir visą laiką sekdavo ir pasakas, mama, leisk man baigti. Sekdavo ir pasakas ir užmigdavom kartu, labai daug dėmesio iš tikrųjų gavau iš jos ir na tai, kai aš buvau vaikas, man to galbūt reikėjo ir man patiko ir viskas gerai, bet ateina laikas, kada, nu, aš tiesiog turiu ir kitos veiklos ir aš noriu kažkur kitur eit, noriu su draugais susitikti, bet, nu, tarsi tiesiog jinai nori tą savo laikytis ir jinai kažkaip tarsi užstrigus, kad aš esu 6 metų ar kažkiek ir tiesiog su man taip ir bendrauja, bet nesupranta, kad, nu, aš irgi užaugau ir kad aš turiu savų veiklų ir savo laiką noriu skirti kažkur kitur, o ne būti mamos vaikas visą gyvenimą. Ir tiesiog, nu, aš tiesiog tai rodau, aš einu kažką darau ir manau, kad dėl to čia taip ir isterikuoju. Tiek. O sakykit, kokie santykiai su tėčiu? Nu, mes su tėčiu gerai bendraujam, mes suprantam vienas kitą ir mes abu esam užgožti biški mamos ir tiek, tai tiesiog nežinau, manau, kad normalus. Manau, kad mes gerai sutarėm. Manau, kad tu... Žinau. Mums problemų nekyla. Ne. Ai, tai čia dabar aš esu ta problema šeimoje. Taip čia gaunasi. Taip čia man reikėjo suprasti tą jūsų pasakymą. Tavo pasakymą. Tai matai, pati labai puikiai supranti. Apibendrinus visas mūsų konsultacijas, aš nubraižiau genogramą. Tai yra giminystės ryšiais atvaizduota jūsų šeimos istorija. Buvote jūsų tėvai, kurie yra išsiskyrę, tėtis yra nesusituokęs, taip, bet turi moterį kitą. Tarp jūsų ir jūsų mamos yra šalti santykiai.
tarp jūsų ir jūsų sesers yra taip pat šilti santykiai, o tarp mamos ir sesers simbiotiniai, kas reiškia pernelyg artimi santykiai. Tarp jūsų pavaizdavau priešiškus santykius, tarp tėčio ir dukters pavaizdavau normalius, artimus santykius, tarp mamos ir dukters pavaizduoti simbiotiniai, vėlgi pernelyg artimi santykiai į dukros pusę, o iš dukters yra priešiški mamai. Genograma buvo sudaryta remiantis visų konsultacijų įžvalgomis ir tiesiog norėčiau paklausti, ar jūs sutinkate su nubraižyta iliustracija? Aš asmeniškai tai ne. Aš negalvoju, kad dukters ir mano santykiai priešiški, tamsi, kad jinai priešiška, kad mes priešiški, nu šeima kaip šeima, Aš manau, kad tikrai yra pakankamai akivaizdžiai teisingai viskas vertinta. Tiesiog manau, kad biški mama neįgimė pačios savęs, nelabai kaip supranta, matos iš savo prizmės. Kokia jūsų nuomonė? Gal ir yra kažkiek tiesos. Tai sakykit, gal galėtume analizuoti, kokie yra panašumai ir skirtumai tarp jūsų buvusios ir esamos šeimos? Nu ką, aš matau simbiotinius santykius tarp mano mamos ir mano sesers. Ta patį ir aš kaip ir bandau daryti, galbūt dėl to, kad aš negavau pakankamai meilės iš savo mamos, tai santykiai iš arti buvo, bandau gal dukrą kažkaip prie savęs prisirišti, kažką tokio gal daryti. O kodėl priešiški, tai gal reiktų paklausti Lauros tada. Nu tai kaip priešiški. Aš suprantu, kad jinai tikrai negavo tos visos šilumos iš močiutės, aš pati, iki šiol mes irgi nebendravom su ta močiute, bet tiesiog turi būti kažkokia tam tikra riba, iki kiek galima turėti tos artimus santykius ir manau, kad yra per daug ir todėl man reikia kažkaip priešintis tam ir tiek. Tai nėra, kad aš to labai noriu, bet neturiu kitos išeities, kaip kitaip paaiškinti žmogui. Manote? Oi, ką žinau, aš esu gana ramus žmogus iš tikrųjų ir mano tėvai, sutarė ir, aš nežinau, kažkaip, kai ant manęs reikia, man labai nepatinka, tai dėl to aš ir šalinuosi iš kai kurių situacijų, tai čia galbūt kažkokia žmona turėtų keistis. Bet tų priešiškų santykių tikrai tarp mūsų yra tokie priešiški. Prieš konsultacijas tai tikrai buvo nepakenčiama, dabar jau biškiuką pagerėjo. Norėčiau šiek tiek apibendrinti visas mūsų konsultacijas ir tiesiog išsakyti savo pastebėjimus bei prielaidas. Taigi, jūsų tėtis paliko mamą ir išėjo pas kitą moterį. Jūsų santykiai su juo nutrūko, mama visą dėmesį skyrė seseriai. Tikriausiai būtent dėl tos priežasties jūs įrodot dukrai tokį didelį dėmesį. O dukrai atrodo, jog jūsų dėmesys yra pernelyg didelis ir jūs netgi ją kontroliuojate. O jūsų šeimoje, Milvydai, kaip supratau, santykiai buvo artimi tarp visų šeimos narių, todėl jūs nesuprantate tokio žmogaus elgesio, tokios kontrolės ir vengdamas kontakto tiesiog einate iš namų. Taip. Taigi noriu jums duoti šią genogramą ir norėčiau, jog jūs namie paanalizuotumėt ir kitos konsultacijos metu mes tiesiog galėtume aptarti jūsų įžvalgas ir tiesiog ieškoti sprendimo būdų. Ačiū.